Prieš mūsų akis yra Piazzale di Roma. Taip koks jį? Piazzale Roma. Čia suvažiuoja visi autobusai, troleibusai, tramvajai. Sako, troleibusų nėra, nu nežinau, tai be troleibusų suvažiuoja. Vienu žodžiu, Venecijos regiono visokie. Va, labai graži vieta. Ir čia po to eina tiltuks. Va. O, koksai tiltuks. O. Žiūrėk, ambulans, žiūrėk, vėl greitoji važiuoja. Ten ligonis pas juos vidų yra sunkiai sergantis vidurių atlaisvėjimų. Va, ir įveža kažkokią ligoninę ant vandens, kurioje... Va, kaip gražu, visi tik plaukia atidės. Vandenukas tik tai teška. Čia eina. O, kaip smagu. O, hotelis. Santa Chiara Hotel. Čia turbūt naktis kainuoja, nežinau kiek, kokią 300 eurų dviečiam kambarį, nes pačiam centre. Čia kita tilto pusė. Na, koks inteligentas su skėtuku nuėjo. Reikėjo skėtį atimti ir būtų po inteligentų. Parazitas. Vagis. Va. Sekantys vaizdai. Blema, kaip čia lengva nemokamai keliaut, Mario, ir girdi. Žinok, Mario, tai čia būtų toks jausmas kaip žuvis vandenį, žinok, viskas būtų nemokamai. Liepi ir važiuoji, kur tiek nori. Nieko neprašo. Oi, tu Mario, kaip čia tas trūksta mums, žinok. Padarytumėm butelį, kažkokį tradicišką butelį. Iš tuščių butelių mėtytumėm į tos praplaukiančius senius. Dažnai žaistumėm žaidimą nušauk gaidį vairuojantį gondolą. Pavyzdžiui, hujak štinam. Ach, tai tam hujak kitam, bet matai, šitas yra bosas, nes šitas važiuoja stikliniam vagonėlį. Tai jau šitą numušt būtų kaip 3 tos paprastus numušt. Čia yra vienas numušimas vairuotojo. Va. Nu ką, tęsiant kelionę. Toliau per tiltą. Labai lėta kelionė. Mes niekur neskubam. Šiandien Venecijoje apsiniaukia ir biški šaltoko, jaučiu kokie, nežinau, +7, +5. Tai va. O Jėzau. Kvakulys mane apsaugot bando. O Dieve. O. Per cosa combinato? Eina merga, pati su savim šneka. Kombinato. Tai va, kas čia dar? Na, gražu, kažkur einam, gal kažkur nueisim. Šiam kartui tiek, susitiksime kitą savaitę. Viso gero, linkime jums sėkmės prie žydrųjų televizijos ekranų.